Taigi labas rytas mano fanai, heiteriai, mėlėjai, draugai ir nedraugai. Šiandien ryte sveikinuosi su jumis 8 val. Ryto ir dabar laukiu autobuso, nes užsisakiau kelionę plaukti su kruizu į Halong Bay. Turėtų būti šiandien žiauriai įdomu. Dabar laukiu autobuso. Ir pirkau package tokį, kad paima autobusas nuo vietos, nuveža iki uosto, tada plaukiam su kruizu. Kruize bus švediškas stalas ir galėsiu valgyti, ką norėsiu. Ten yra skaitosi 5 žvaigždučių kruizas, kruizinis laivas. Ir žodžiai, tai dar skaičiuota įėjimas į olas, pasiplaukimas, šitą sumokėjau 46 eurus. Ir vėl aš valgau tą kitketą mačio skonio. Tai ką galiu jums pasakyti, kad mano širdis yra užimta, joje yra kitketas ir dar tie sausainiai iš čiangų. Žiūrėkit, bičias turi megztinę, striukę, kuriam yra instaliuota kažkokia vėsinimo sistema iš jo nugaros. Gidas pasakė, kad jie čia labai griežtai su plastikiniais buteliukais. Tai sako, jeigu turit plastikinių buteliukų, vandens ar kažko kito, tai išmeta dabar staigiai, nes negalima čia neštis į kruizą ar uostą ar dar kažkur vandens, nes jeigu pamatys kažkas plastikinį buteliuką, tai tave gali apriekti, dar net baudą gali išrašyti už tai, kad tu turi plastikinį buteliuką. Tai va čia ta mano valtis. Aišku, pasitinka, kaip ir derama svečius pasitikti, su maistuku čia visą ką. Nu tai pirmas raundas valgymo prasidedam. Nu čia dar deserčiukui kažką pasiėmiau maisto. Žodžiu, kruizinis laivas yra 4 aukštų. Pirmam aukšte valgyti, antram aukšte irgi valgyti, trečiam džakuzis, 4 degintis galima. Tai va, labai gražus vaizdai. Žiauriai gražu. Žiauriai gražu. Nu tikrai verta tų 46 eurų. Šiaip aš nesenai pradėjau valgyti jūros gerybės. Prieš kokius metus laiko gal. Ir dabar pirmą kartą ragavau 8-kojį. Nu, gal ne pirmą, gal antrą, bet labai skanu buvo. Jūs pažiūrėkit, kaip gražu. Čia turim mūsų kapitoną. Tai dabar darysim stopą ir prisiparkuos laivas prie kažkokio urvo ir eisim, kilsim 400 kažkiek ten tų laiptelių į viršų, į kažkokias olas ir olose bus kilometro ilgio ėjimas. Tai iš karto perspėja tiem, kurie turi problemų su širdim ar šiaip nėra fiziškai stiprus, tai neiti, bet aš, aišku, stronguve, no problem, eisiu, nes man niekas yra nebaisu. Ir aš varysiu visur, kur tik įmanoma. Šiaip nuo ryto buvo biški labai stipriai apsiniaukę. Ir tai biški bijojau, kad bus lievas oras, nors šiandien plus 36. Aš pradžiai nebuvo saulės, o dabar išlipusi. Tai čia va taip va iš išorės atrodo tas urvas, į kurį dabar lipsiu. Mano gidas kapibarų prisiklijavęs ant savo koto. Kadangi kopt reikės ant saulės, tai aš jau pasirašiau, kad negaučiau saulės, kaip ten vadinasi, saulės smūgio. Ir žiauriai karšta, ką galiu pasakyti, jaučiasi, 36 jaučiasi. Oh, by the way, they follow the monkey.
They follow monkey, so they understand. Nu šiaip tai aš manau, kad čia pavark nelabai možno bus, dėl to, kad labai lėtai visi eina ir taip pailsėsi. Tai manau, čia nieko jau baisaus nebus. Labai siaura čia biški. Kad kartais elgiuosi kaip tokia, tai jau. Bet dabar esu visiška urvinė. Bet šiaip labai gražu. Ir kas man čia labai patinka, kad čia vėsu. Tai čia tokia biški atgaiva. O Dieve, pažiūrėkit, kaip gražu. Kaip atsirado šitie urvai. Tai prieš labai daug metų žvejai sekdavo laukinius gyvūnus tam, kad surasti ten, kur yra vandens ir maisto, nes laukiniai gyvūnai eina ten, kur yra vandens ir maisto. Tai jie pamatė beždžiones, kurios yra užklydusios į šitą urvą ir čia apsistojo. Čianais jie pasidarydavo stovyklavietės, valgydavo, gerdavo vandenį, prausdavosi, miegodavo. Taip pat čianai šitam urve kažkada buvo Buda ir meldėsi. O kaip iš tikro atsirado šito urvo pavadinimas, tai pavadinimas atsirado tada, kada atkeliavo į Vietnamą prancūzai ir 2 prancūzų keliautojai keliavo per Halong Bay ir atrado šitą urvą. O dėl ko šitas urvas yra toks gražus ir su tokiais visokiais išskaptinėjimais, tai čia kažkada buvo prieš labai daug metų visas šitas urvas po vandeniu ir metam bėgantis vis kilo ir kilo vis aukščiau jūros lygio. Čianais yra vėžlio fosilija ir sakė, kad kai eisi pro vėžlį, būtinai reikia paliesti jo galvą ir pasimelsti už tai, ko labiausiai nori, bet svarbiausia pirmas dalykas, apie kurį reikia pasimelsti, tai yra sveikata. There are some scientists who doesn't believe that it's a dragon. So to just Šiaip žiauriai graži vieta, bet ką galiu pasakyti, kad čia laivų belekiek važiuoja. Ir matot, vanduo visas rūdas. Šiaip jisai neturėtų būti rūdas. Turėtų būti toks žydras, kaip tenai toliau yra. Ir šiaip žiauriai liūdna, žiauriai gaila. Kitokiose gražiose vietose pamatai tokius dalykus. Na, bet kitaip mes ir nepamatytume šitų gražių vietų, jeigu šitie laivai neplauktų. Dabar varysim į kažkokią olą, plauksim. Taip pat galima plaukti su kajakais, bet reikia 2 žmonių. Aš esu viena, tai negaliu plaukti su kajakais. Nu tikrai labai gražu, bet nu jau žmonių tai belė kiek. Žiūriu, galėtų biškai mažiau žmonių būti. Sakė, jeigu labai pasiseks, pamatysim beždžionės. Tai pasisekė. Nes sakė, labai retai aš čia išlenda, bet dabar išlenda. Nu bet čia absurdas. Suprasime, visos valtelės susibursios į vieną kampą, kad pamatytų tas 3 beždžionės. Nu blema, nu biški nesąmonė. Graži tas beždžionės, bet tikrai neverta čia dabar visiems susigrūsti į vieną kampą. Dabar grįžau į tą laivą kruizinį ir biškiuką saulytės gaudau, kol dar yra, nes šiaip tai pagrindė dienom čia būna apsiniaukę, tai dabar tipo deginuosi. Nes, kaip sakoma, reikia džiaugti saulytę, kol jos yra, nes čia šiaip papuoliau aš į Vietnamą ant tokio oro, kur saulės nelabai mes čia nuva ir dabar ant tų žodžių po debesių pasislėpė. Bet tikiuosi, kad išlis. Šiaip panašu, kad turėtų išlysti.
Bet ką galiu pasakyti, kad labai faina, labai smagu, gerai aš čia papuoliau, nes galvojau, gal mane čia apgaus, kad už tokią nedidelę kainą aš gaunu tokį pilną paketą visko. Nu, bet iš kitos pusės pasižiūrėjus, sumokėjau 1 300 000. Dabar atplaukėm į kažkokią salą, kur sako, yra pasirinkimas. Arba gali eiti maudytis tenais atsigulus ant to pliažą su bele kiek žmonių. Arba yra galimybė kopti tenai, sakė, kažkur kažkaip įmanoma. Tai spėkit, ką aš darysiu. Ar aš galėsiu ant pliažo, ar aš kopsiu į kalną. Tai žinoma, kad aš kopsiu į kalną. Čia dar klausimų turėtume bekilti. Nu tai užlipo šitą viršą. Nereik čia apsimest, kad čia žiauriai lengva buvo, nes nebuvo. Bet dėl vaizdo tikrai labai verta. Biški šlapia aš visą. Bet čia normalu 3-6 šilumos. Kur tau matęs? Šiaip čia biški nesąmonė yra, nes mums saloj davė žiauriai nedaug laiko. Tai realiai užkopiau tą kalną ir jau realiai padariau keletą nuotraukų video ir viskas, reikia leistis atgal. Tai biškiuką nesąmonytė čia tokia gaunasi. Dabar davė mums čia užkanduką, tai žodžiu arbata, vaisiai, riešutai ir tortuks. Deja, baigėsi mano linksmybės, grįžau ant žemės, laukia jau ponas kapibarijus iki autobuso lydėt. Dieve, koks juokingas, aš negaliu su savo kapibarą. Tai jūs primėskit, kaip su manim gyvenimas žaidžia. Dabar važiavau autobusą, jau netoli žinojau, kad esu savo pastėlę ir tai pagalvojau, blemba, kaip senai valgiau ramenų, kaip norėčiau ramenų, tikrų normalių ramenų. Ir dabar išlipu iš autobuso, nu čia manęs nepaleido prie pat viešbučio, bet netoli viešbučio. Ir žiūrėkit, čia viena ramenų vieta ir ten biškį toliau mačiau irgi yra dar viena ramenų vieta. Varau ramenų valgyt. Pasižiūrėkit, kokia čia puota manęs laukia. Tiek senai valgiau kaip noriu. Labai patinka. Ką galiu pasakyti, kad ramenas žiauriai geras. Žiauriai patinka. Ir svarbiausia ne per aštrus, nes prašiau, kad aštrumo nedėtų. Šiaip kas yra biški nesigaudantis. Ir yra tokios nuomonės, kad ramenas yra bomžpakis. Nes aš esu girdėjus tokių pasakymų, kad ką čia svaisti, ramenas yra bomžpakis. Ne, ramenas nėra bomžpakis, ramenas yra meno kūrinys. Ir šiaip šitie žiauriai geri ramenai buvo. Bet tai žinai, ne veltui čiurkos gamina, jiem ten sekas tos visus ramenus daryti. O dieve, stiršas, Jėzau! Hostelį vyksta čia visokie bajeriukai, karaokės ir taip toliau, visi čia baliavoja. O spėkit, ką aš darau? Aš varau į lovytę valgyti kažką skaniai. Mano įdomybių ragavime yra Pepsi slaimo. Nu, čia šitie, tai čia jau kitketas turi mano širdį. Ir kažkokių, nežinau, pasiėmiau pyragėlių. Tai nežinau, su ko čia, ar su mačio bus vidai, ar su pistacijom. Jeigu su kažkokia, tai biškį bijau. Ragaujam tų pyragėlių.
Mhm. Jo, žiūrėjau geras. Su draugelė čia GPT, kas yra čia šitie ban sudai, tai čia yra vietnamietiškas kažkoks desertas, tai čia taip ir rašo, kad tiesiog plikyti pyragėliai su kremo įdaru. Drink Pepsi Be Sexy. Geras toksai. Užskaitau. O dabar mačias KitKatą. Nu tai sveikučiai. Einu dabar iki vietos, kur valgysiu vietinį vietnamietišką submariną. Čia jau yra vietinis maistas, tradicinis kažkoks submarinas. Nu tai vakar pasivažinėjom, jau pataupėm kojelės, o šiandien nusimato vėl daug vaikščiojimo, nes susiradau keletą vietų, kurias norėčiau aplankyti. Nu porą iš tikro, nes daugiau šitą miestą aš pagrindė, nu jau dalykus, kuriuos norėjau pamatyti, jau pamačiau, jau man užtenka. Atnešė mano sumuštę kenzą. Nu, atrodo kaip submarinas. Užsisakiau su kažkokia medaus vištiena ir avokadu. Labai gerai. Nu tai labai skaniai aš pavalgiau. Iš tikrųjų, nes aš submarinų gerbėja, Lietuvoje aš iš vis nevalgau. Nes jie tokie labai sausi būna ir tokie vien bundė. O čia tai tikrai labai skanu mėsa, labai sultinga ir tikrai labai gera kaina, nes už submariną ir už šaltą mačą sumokėjau €2,75. Kur šiaip Lietuvoje aš už mačą 4 eurus sumoku, čia už mačą ir dar už submariną. Tai čia labai pigiai ir labai skaniai. This one is good? Yeah. Thank you. Thank you. Pasiėmiau už 30 centų vieną paragaut kažkokį, aš nežinau. Aš jos klausiu, jinai biškį nelabai šneka, bet, nu, atrodo kaip apelsinas, bet iš išorės žalias. Tai įdomu, kas čia per vaisius. Dar reiks pasigūglinti, bet aš manau, kad čia kažkokia apelsinų rūšis. Ta, reiks paragauti. Tai susiradau čia tokią vietelę, kur dabar čia gatvėj pilna yra gatvės meno ant sienų. Tai labai gražu. Pasižiūrėkit. Vėl 7 centukų, vėl pasiėmiau šaltos arbatą. Kaip man pasisekė, aš žinote, atlievau, mačą kainuoja belę ką daug. O čia dabar nusipirkau, nu dabar neparodysiu, nes biški rankų neturiu, bet nusipirkau 2 pakelius po 100 gramų mačos, žiauriai ryškiai žalios, žiauriai skaniai kvepiančios ir už 2 pakelius po 100 gramų sumokėjau 7 eurus pelną. Atėjau į kažkokią Švento Petriuko katedrą. Labai graži. Labai graži. Atvykau į vietą, kur labai norėjau atvykti, tai yra Vietnamo moterų muziejų. Tai va, patiko tas muziejus, labai fainas, o dabar susiradau dar meno, nes aš esu ištroškusi menai, tai žodžiu varau dar dabar į kitas meno galerijas. Ieškojau muziejaus ir vėl papuoliau, kur biški man nepadėlo. Tai visokių firminių parduotuvių. Mūčių, Prada, Balenciaga. Tas dalykas, ko man čia reikia, tai yra mano muziejus, o mano muziejus čia nėra. Ir vėl aš nerandu savo muziejus. Pagaliau radau šviesą tunelio gale.
Buvau čia dabar dar šitoj meno galerijai ir dar vienoj, bet jose negalima filmuoti ir fotografuoti. Idėja nieko neparodė. Šiaip Vietnamas ir aplamai Hanojus turi labai daug dalykų, labai daug visko, maisto, gražių gatvių, žmonių ir taip toliau. Bet dalykas, kuris man jaučiu iš Hanojaus labiausiai įstrigs, tai menas, nes čia yra labai daug meno galerijų ir labai daug muziejų. Ir tiesiog yra nuostabu. Pasižiūrėkit, kur atvažiavau. Žodžiu, ką aš čia veikiu tarp šitų didelių pastatų. Tai dabar kilsiu į šito pastato patį viršų, kad pamatyčiau Hanojaus panoramą. Čia taip gražiai viskas, ajajaj. Dabar kylu į 65 aukštą ir ten bus 200, jausis kaip užgulė, ir ten bus 272 metrų aukštas. Nu čia nepalyginsi su Vilniaus televizijos bokšto, vaizdas biški kitoks, biški gražiau. Ta prasme, wow. Čia yra Alaus gatvė naktį, vakare. Tai praeitam vloge rodžiau, kaip atrodo diena, tiesiog numirus gatvė. O dabar tai čia veiksmo belė ką daug. Šiaip čia tie visi taksistai žiauriai juokingi. Dėl to, kad pavyzdžiui Bali, kai eini, visą laiką girdi baik. O čia jie nešneka, gal net nemoka. Tai žodžiu, jie pamato, neduok dievą pasižiūrėsi tą linkmę, kur stovi taksistai, jie tai parodo. Taip, sėskis, važiuojam. Būna kartais, kad jie pasako taksi, bet dažniausiai tai linksi galvą ir viesas rodo. Lygiai tie patys taksistai ir tie, kur važinėja, kur su dviračiu vežioja žmonės tarp to dalyko. Tai žodžiu, biški čia kažką nusipirkau. Daugiau tai nežinau, man tai nieko nereikia. Lauktuvės aš kaip jau ir turiu. Bet norėjau jums parodyti, kaip dėriuosi. Bet moterytė, su kuria dėrėjau, sako, ne, filmuokit negalima. Tai žodžiu, neparodysiu. Bet dabar dar vieno dalyko man reikia ir tada jau bus viskas. Daugiau man nieko nebereiks. Parašo, kad nuo 4 iki 7 eurų visi rankinukai. Man tai pavyzdžiui biškį nervuoja, kad čia šaligatvį kaip ir yra, bet jis vaikščiot negali, nes susidėję tu savo taburetką ir valgo visą laiką. Lietus manęs nesustabdo, einam toliau. Išėjau pasivaikščioti savo rytinio pasivaikščiojimo. Oras pasakyti. Bliavo, pamiršau įsitepti kremų nuo saulės, nes man atrodo šiandien žiauriai nusvilsiu. Kaip jau tikriausiai supratot, esu oro uoste. Atvažiavau iš oro uostą ryškiai per anksti, nes tiesiog nebuvo ką veikti.
visą dieną šiandien lietus lyja. Tai mano skrydis yra 11 valandą vakaro, o aš atvykau dabar 3. Iš tikrųjų, sėdžiu dabar jau oro uoste ir negaliu patikėti, kad beveik 2 mėnesiai kelionių Azijoje baigėsi. Bet ką galiu pasakyti, apibendrinant mano visą solo kelionę, tai vienareikšmiškai visiems patariu keliauti, visiems patariu pamatyti pasaulį. Kaip viskas prasidėjo ir kaip aš iš tikrųjų išdrįsau iškeliauti, tai vieną dieną tiesiog atsikėliau ryte ir nusprendžiau, viskas keliauju, nieko nebus. Tai taip ir nusprendžiau. Nereikėjo kažkokio labai didelio pasirašymo, man asmeniškai tiesiog vieną dieną ėmiau ir nusprendžiau, kad jau laikas ir kad gana čia svajoti ir reikia veikti. Šiaip tai darau siurprizą ir mano šeima nieko nežino, kada aš grįžtu, nieks nežino, žino tik vieną draugę, kuri paims iš oro uosto. Tai bus labai įdomu pamatyti šeimos reakciją. Ir iš tikrųjų dabar šneku prieš skrydį namo. Ir lygiai taip pat kaupėsi ašaras, kaip kaupėsi ir prieš skrydį, prieš pradedant kelionę. Ir tiek tada, tiek dabar ašaras yra laimės. Tikrai neliūdėsio. Taip, iš dalies liūdna, bet galų gale susikaupė pačios geriausios emocijos, nes per šitos 2 mėnesius pamačiau ir patyriau nerealiai daug ir tai bus nerealiai geras ir stiprus atsiminimas mano gyvenime. Ir labai džiaugiuosi, kad įvyko šitą solo kelionę. Tai aš nesustosiu, aš keliausiu ir jau turiu planų kur, kada, tai sekit naujienas, sekit mane ir laukit naujų nuotykių, naujų kelionių, naujų išbandymų. Ir apart kelionių galbūt dar kažką smagaus sumąstysim pafilmuoti, galbūt kažką iš kelionių Lietuvoje. Pagrindinis viso šito dalyko tikslas yra parodyti, kad keliauti ir dar kartą keliauti, nes kelionės yra nuostabus dalykas. Ir kelionės turi patirti kiekvienas, nes kelionės keičia, kelionės augina. Aš jūsų visų tikrai labai atsiprašau, nes dabar esu Lietuvoje grįžusi jau beveik 2 savaitės, už 2 dienų bus 2 savaitės, kada aš esu Lietuvoje ir vis dar nesugebėjau šitiek laiko įkelti to paskutinio vlogo. Bet žinokit, čia grįžus į Lietuvą man kažkaip visiškai užsimiršo tos vlogas, nes čia su visais noriu susitikti, viską noriu veikti, dar čia visokių darbų reikalų atsirado, žodžiu, tai atsiprašau tikrai dar kartą jūsų, daugiau taip nebebus, nebereikės laukti vlogo jau 2 savaitės. Dabar eina 2 savaitė ir aš manau, kad tik dabar, nesenai, gal prieš keletą dienų, aš jau pilnai atsiradau Lietuvoje, nes iš pradžių buvo dar labai keista ir iš pradžių dar kelionės nuotaikom gyvenau ir buvo labai keista būti tiesiog čia. Na, o jeigu jūs turit kažkokių klausimų, reikia kažkokių patarimų, keliaujant solo, ar keliaujant Azijoje, ar apie Balį, ar apie tiesiog beleką, apie kelionės pasirašymą ir taip toliau, tikrai drąsiai galit manęs klausti, parašyti man Instagram ar Facebook, ar tiesiog paklausti komentaruose. Jeigu kažkas įdomu, tikrai atsakysiu, tikrai nebijokit, nesikandžioju. Tai tikrai padėsiu visko, ko galėsiu. Tai žodžiu, nors ir kelionė baigėsi, bus tikrai dar ne viena ir ne 2, tai sekit naujienas, sekit mane YouTube kanale. Tikrai dalinsiuos kažkuo įdomiu ir vėl, ir tai nėra pabaiga, tai nėra mano paskutinis video. Tai ką galiu jums pasakyti? Ačiū, kad palaikėt mane, ačiū, kad žiūrėjot mane ir palaikėt mane visą 2 mėnesių laikotarpio kelionę. Ir susitiksim sekančiam.